Ką bandai savo įrodyti lenktyniaudamas? Geras klausimas, labai geras klausimas. Oi, geras klausimas. Mes čia to ar susirenkam, kad pasisemti tų emocijų, kurių mes negalim pasisemti kasdieninėme gyvenime. Kad aš galiu eiti priekį ir toliau ir nesvarbu, kokios pamokos buvo prieš tai. Ar tau būna momentų, kai galvoji, ką man viso šito reikia? Kai keltis reikia ryte, pamiegojus 3 valandas, pagalvoju, kad kam reikia, bet paskui dingsi labai greit. Visą laiką tik tai sportas ir viskas. Vienintelis mano hobis, nei žvejoju, nei medžioju. Vieną turiu kelią – autosportas.
Tai pergalė turbūt yra vis tiek nugalėti savo ir baimės, ir greitį nugalėti, vis tiek tai nėra kasdieniška. Yra konkurentai, kurie už tave yra greitesni, tai tu tada matai dar kiek gali tobulėti, kur link reikia judėti ir tada darai tą dalyką. Tai va čia ir yra to sporto tokio įdomumas. Slalomas per lėtai, driftas per brangiai ir per mažai adrenalino atrodo, ralis per daug adrenalino ir irgi per brangiai. O žiedas atrodo toks, kur gali nuo žemesnės lygos pradėti ir tada kilt savo labai gerai tais liptukais. Aš buvau iki tol pripratusi važiuoti trasoje viena, tai reiškia, kad tau nereikia stebėti aplinkos, kas vyksta aplink tave. Tų situacijų, kokias gali būti, tu pradedi jas per sekundę visas permesti ir kaip reikėtų pasielgti. Visų pirma, savęs ugdymas. Ugdymas ramiai vertinti situaciją, o jau tada, kai pavyksta, sakykime, tokiose ganėtinai ekstremaliuose sąlygose ramiai blaiviai mąstyti ir nugalėti savo baimės, sakykime, savo tos tikslus, tai tada ir atsiranda tos pergalės. Šiaip įdomu pačiam pasiekti tą kažkokį supratimą, kaip čia viskas vyksta ir ar aš, pavyzdžiui, galiu ir sugebu ten kažką padaryti, kad būčiau tokiam kažkokiam lygyje. Daug kur bandau aplenkti brolį, padaryti dalykus anksčiau negu jis. Po finišo paklauskit, nes aš dar nežinau, kas manęs čia laukia. Negalim tęsti varžybų, gaila variklio, nes jisai gali sugesti ir variklis, tai gal tą blogybę mažą pasiliekam ir nesfinišuojam varžybų. Varžovas trasoje yra draugas padokė? Tikrai taip. Draugai pedokė trasų konkurentai, bet tuo pačiu prisimenu, kad esam draugai. Tai mes esame visų pirma kolegos. Praeitą sezoną teko savo tiesioginiam konkurentui duoti automobilio detalę, be kurios jisai būtų nestartavęs sezono pradžioj. Geriau laimėti trasoje, negu kažkur tenai bandyti kažką, pakišt koją kažkam. Visą laiką padėjau. Ar padangų, ten kažkokio įrankių reikėjo, ar kažkokios tai skyščio. Ir man padeda, ir aš nusiteikęs padėti, kam reikia. Tai... Kartais būna taip, kad tos konkurencijos ne visada irgi užtenka. Tai jeigu tų dalyvių susirenka mažiau ir dar jiems nesiseka ir tu gali padėti, kad jie važiuotų. Jeigu nėra visai konkurencijos ir ten labai lengvai, pavyzdžiui, laimi arba ten tų dalyvių mažai, to įdomumo tokio nėra. Tiesiog noris, kad jisai važiuotų, kad jisai būtų šalia ir mes lenktyniautume, o ne pasidžiaugti, kad jisai stovi ir važiuoti vienam, tai ne, čia toksai jau ne variantas, manau, sportinis.